Where are you from? From La La Land. La La Land or Nagaland? Yeah. Thank you. No way! Nu, tai nieks nepasikeis, nepyks. Yes. Nu, nežinau. Tikrai nematau savęs grįžtant iš tą šalį daugiau niekada. Sveiki atvykę į 12 epizodą. Mes esame vis dar Afganistane, yra vakaras ir paskutinės porą valandų sėdėjom labai šiltai su iš visų šalių žmonėm. Wow, čia žmonių 9 ar kiek čia dabar. Yra Talibanas netgi sėdi. Mes su tėčiu keliaujame per Euraziją iki Singapūro ir jau esame daugiau negu pusiaukelį. Mums liko apie 20 dienų keliauti. Jo, baiginėjame Afganistaną ir to išskrendam. Kas labai įdomu, mes pasirenkam kai kurios skrydžius, todėl kad mes sužinom informaciją iš kelių šaltinių, kad tai nemanoma pravažiuoti tos šalies. Sakykime, Pakistano, jeigu tu pulsi Pakistaną, neįleisi į Indiją. Nu, čia žmonės visiškai prieštarauja, kitaip sako, parodė štampus, va, sako, Pakistano ir Indijos, viskas gerai. Toliau, Mianmaras irgi nesaugu, nevažiuokit jokiais būdais, bla bla bla. Čia keletą žmonių yra, kurie buvo ir sakė, viskas labai gerai. Sakė, viskas super. Buvo, kad bombardavo ten kažkokį kalną netoli, bet visiškai nerti ir sako, jie labai gerai perduoda informaciją, kur yra nesaugu keliauti. Tai mes iš esmės šiaip norėjom skipinti Mianmarą, nes tikrai visur, kur internete paskaitysi, to pačio ChatGPT paklausė ar bet ko kito, visi sako, nesaugu ir neapsimoka keliauti ten. O su žmonėmis pašnekiai, kurie buvo ir šiais metais buvo netgi, ne? Ir, gruodį jo. Jis sako, viskas ten gerai, sako, drąsiai važiuokit ir nesukit savo galvos. Valgėm salotas, valgėm plovą. Kelių rūšių plovai buvo, paskui buvo indiškų patiekalai, keli indiški. Iš praeito epizodą matėt, kur turėjau tėčio užduotį. Turėjau įsigyti galiausiai po užduoties visą kostiumą. Siuvo dabar man kostiumą ir mes turėjom jį varyti atsimti. Ir sako, o tai duok paskambinti vienam čia iš vietinių. Daviau numerį, kortelę, kurią turėjau. Pasakiau, kad reikia kostiumas atsimti, kad reikia nuvažiuoti iki ten. Taip suderino, kad kostiumą atveš iki čia, kur yra 5 km atstumas tiesiog. Ne, geriausia istorija. Can I tell your story about the sheep? Geriausia istorija, jaučiu kokią esu girdėjęs. Kadangi čia Afganistanėje šiaip laisvai žudo avis ir valgo jas. Maistas normalus, čia įprastinis dienos maistas yra avis. Pagrindinis turbūt maistas avis yra jo. Išvarė su pusbroliais į Islandiją. Ir vieną dieną bekeliaujant sako, pasidarom šiandien barbecue tokį. Gerai pasidarom, žinai, ir važiuojam, kažkaip nėra tų avių, nėra. Ir po to vienoje vietoje pamatė ant kalno, sako, buvo pilna avių banda tiesiog laisvai bėgiojančią. Nu ir pasiėmė vieną avį ir kaip paukojo, sako, jie sacrifice the sheep. Paukojo, norėjo suvalgyti, kažkas jos nufotkino ar nufilmavo, nusintė policijai, atvažiavo policija, klausė, kuris čia kaltas. Mes visi kalti, sakom, visi žudėm. Ne, turi vienas kažkuris būti kaltas. Nu, ten prisipažino kažkoks pusbrolis, sako, aš kaltas, tai gavo 900 poundų baudą ir straipsnį net parašė. Tai jeigu įsivestumėt, tourists in Iceland find 900 pounds after stealing and slaughtering lamb for their barbecue. Tik sakė, mėsos neparagavo, nespėjo paragauti. Jo, sako, 900 eurų ir mes net negavom paragauti mėsos. Atėjo mano drabužiai ir Žatas pasakė, kad padovanos man diržą reikia verti. Ir sakė, parodys, kaip reikia verti dabar. Tai su tušinuku paėmęs pravėrė šitą visą. Okay, so you just have to go all the way through. Question, why do you carry belts in your car? For tourists, because more tourists, if they come and they want Afghan clothes. Congratulations, locals. India. And thank you so much. You're welcome. Yeah. You take this picture. When you come next time, then you message me, I will prepare like tourist clothes. So like obviously people are worried going to India getting sick. So what to avoid to not get diarrhea or food poisoning? God. Don't eat. Yeah. Okay. Luck. I never got food poisoning in Afghanistan. In India. India, yeah, I did. India was the first country I ever went to on my own. I'm 6 foot, blonde hair, white, right. And so literally like everyone's like first they look and then they go, my uncle has a shop. You come with me. My uncle's uncle's having. Is it real that all Indians when they talk they do like this? No. Jeigu kada būsite Afganistane varysite, tai šičia visi bičiukai yra iš ATE, tai ate.af arba Afghanistan Tours and Travels, galite susisiekti su jais Facebook'e, Instagram'e arba jų webas yra ir turėsit puikią kelionę, manau, nes jie šiaip žiūri faini žmonės ir tiek pačiu atrodo visur važinėja ir leidžia tau viską patirti. Šitas epizodas galimai gal pasirodė šiek tiek
pesimistiškas, bet tikiuosi suprasit iš to, kokiam padėtį mes atsiradom ir kokios aplinkybės susiklostė. Bet vėliau bus geriau. Grąžinam mums rūbus jau išskalbtus per 2 dienas, bet problema ta, kad šlapi visi. Nu, po 2 parų. Po 2 parų šlapi rūbai, pavogė maišą, nes negrąžino su mūsų maišu ir vienos kojinės trūksta. Bet skanas pusryčiai. Ateičiau užduotėlę, pilnas komplektukas, kepurytė, šalikiukas ir basanoškės į uostą. Thank you so much. You're welcome. Welcome to Afghanistan. Thank you. Atvažiavam pasižiūrėti į didžiausią vėliavą. Pati vėliava va ten ir va, nuo čia visas miestas matas. Šiaip labai paskendęs rūkė, tai dėl to gaila biškį, bet visas miestas ir ten po to kalnas viršui, tai gerai atrodo. O ką tu vaikeli, ką tu čia darai? Va. Šiaip viena iš tų didžiausių vėliavų, kurios matęs, atrodo, kad Azerbaidžane gal biškį didesnė, bet šita labai didelė, čia yra Talibanų vėliava, šita visa. Belia kokio dydžio, nei. Tai būtent iki vėliavos tai rekomenduoju atvažiuoti, netgi ne tik, kad pamatyti pačią vėliavą, bet pamatyti patį miestą galima iš čia. Šiaip jausmas kaip labai didelė Gedimino pilis, žinokit, Vilniuj. Į populiarias turistinės vietas čia reikia turėti leidimą. Tai yra dokumentą, kurį reikia pasiimti iš, nežinau tiksliai kur, man atrodo, iš banko ar ministerijos kažkokios, tai jis kainuoja apie 1000 afganų. Tai vienam žmogui susimoki ir turi leidimą varyti tas visas pagrindinės turistinės vietas. Ir kiekvienam rajone. Tai jeigu esat Kabule, reikia apskrity, jo. Tai jeigu esat čia Kabule ir aplinkui, tai reikia vieno lapo, jeigu esat Mazar-i Sharif, reikia kito lapo. Saulės apšviesta, iš karto oras geras, kai mes išvažiavome, aišku. Galvoju, kad Azerbaidžane didesnė, žinok. Ne. Sakai, ne? Kieno vėliava didesnė? Azerbaidžano vėliava ar Kabulė, kur yra Afganistano Talibanų vėliava? Talibanų vėliava yra didesnė. Čia mažesnis stiebas. 100-120 metrų čia, Azerbaidžane 102. Bet vėliavos dydis čia yra apie 80-40 metrų, o Azerbaidžane 70-35. Nedaug skiriasi iš tikrųjų, ne? Nu kaip, ant 800 kvadratinių metrų. Tai va turim I love Afghanistan. Nu ką, viskas praėjom į oro uostą jau. Buvo kokios 5 patikrinimai, tarsi 5 apsaugos, 5. Jeigu su visais tai daugiau, gal ir 4, jo. O pasų buvo tai... Ne, kokie 7 turbūt gal patikrinimai. Bet viskas, jau laukiamajam ir kiek iki skrydžio. Dafiga dar 2 valandas. Nu ir atėjau į uostą su apranga, tai užduotis mano įvykdyta. Žmonėms patinka, sakė, puikiai apranga, sakė. Ja, patinka tikrai. Čia stovai išvyksta iš Afganistano ir keliaus tiesiai į Indiją. Kaip ir minėjau, į Pakistano sieną šiuo metu uždaryta, bet į Pakistaną nusprendėm neskristi tuo metu. Dabar gal rinktumėmės kitaip po vakarykščio pokalbio. Galima būtų nuskristi į Pakistaną, ten pabūti biškę, ne? Jo. Ir tada jau per Indiją, per sieną važiuoti. Nėra problemų. Vienintelė problema iš Afganistano į Pakistaną, bet galima perskristi, aš nesimenu, ar buvo skrydžio ar nebuvo, kai žiūrėjom. Iš čia nelabai, man atrodo. Čia nebuvo, man atrodo, būtų reikėjo važiuoti kitur ir iš ten skristi. Tai galimai net grįžti į Uzbekistaną. Bijau suklysti, bet man atrodo. Overall vertinimas tavo Afganistano? 10. Žinokit, pasakysiu taip, viena įdomiausių šalių, kuriuose esu buvęs, vien dėl to, kad manau, kad čia vis dar neturistiška vieta. Iš pradžio tikrai atrodė nejauku šiek tiek. Pati ta idėja, kad čia su ginklai žmonės, mašinas belia kaip važiuoja. Žinot, kas dar įdomu, kad kalbėjom Uzbekistane, kalbėjom netgi laive, man atrodo, su gruzinais, ne? Yeah. Kad sakė, kur jūs į Afganistaną? No way, no, ten už galvų susiėmė, ten, ta prasme, ir taksistai. Ten, taigi, ten baisu, ten karai, ten viską, žinai, bet... Labai saugiai jaučiausi, tikrai, nuoširdžiai. Čia kas fainai, nereikia laukti šviesoforų. Tu gali tiesiog eiti per gatvę ir kaip Džedajus iš Star Wars'ų taip stabdyti mašiną. Ja. Ir tikrai praminė Lukas Džedajus, ne? Jo, tavo vardas Lukas Skywalker. Jo, Lukas Skywalkeris, jisai sako, eina per gatvę ir visas stabdo mašinas, taip sako, žinai. Tai labiausiai man patiko turbūt unikalumas šalies. Vien iš tos pusės, kad žmonės tavęs nematė, čia mažai turistų ir kad jie yra belia kaip svetingi. Ta prasme, už mus sumokėjo, ne vieną kartą ir daug kartų siūlė, kur nesutikom, mus kvietė į namus, pastoviai arbatos ar pavalgyti. Netgi
Sako, jeigu tu negalėt važiuoti pas mus į namus, mes tau atsiūsim maistą, pagaminsim ir atsiūsim maistą tau į viešbutį ar kur ten reikia. Tu mūsų svečias. Čia šiandien būtų buvę, va taip, bet mes jau šiandien sakėm, kad skrydį turim. Bet nu, čia grinai praeivis gatvėje, va taip, susitinka, kuris kalba biškai angliškai, jisai žino, kad jisai gali su mumis susikalbėti, tada jisai mūsų užkalbina ir iš karto tada prasideda toksai draugiškas bendravimas ir kvietimas pas save, einam pas mane, nu vienu žodžiu. Kiek esu girdėjęs, tai manau, kad pačiam Pakistane irgi būtų panašiai, kad žmonės labai ten draugiški, bet na, to šį kartą nepatirsim. Kas labiausiai nepatiko? Man labiausiai nepatiko mūsų viešbutis paskutinė, turbūt. Nu, čia jau toks jau mūsų pasirinkimas buvo ir mes biški, kadangi, suklydom, aišku, nuotraukos gražios, viską, bet, kai realybėje pamatai, labai šiukšlynas didelis, labai nepatiko, kad žmonės labai šiukšlina. Per langus meta skardinės, meta į upę maišus su šiukšlėm kažkaip. Manau, kad bus blogiau dar. Vat mes su Luku pakalbėjom, kiek reikėtų laiko, kad praeitų, kad žmonės suprastų, kad negalima šiukšlinti, ne? Vakar bendravom mūsų tam kompanijai fainoj labai. Tai kiek reikia amžiaus, ne? Vis dėlto, jo, amžių. Amžių visą reikia pragyventi, kad gal susitvarkytų tas dalykas. Bet jie to pačios minėjo, kad Afrikoje, dabar nepasakysiu, kažkokia Afrikoje valstybė sugebėjo susitvarkyti per, neatsimenu kiek, gal 10 metų, sakė. Kaip jie šitą sutvarkė, tai jie tiesiog šaudydavo žmonės. Jeigu tu išmestum skardinę pro langą, pucht. Jo, šauna į tave. Ta prasme, jeigu pamato, tai šauna į tave. Tai tas sukėlė tokių savų problemų, bet išsprendė šitą problemą. Tai tikrai liko nepamatytų gal daug vietų. Per mažai laiko, tikrai yra 4 dienos. Kad reikėtų pavažinėti biškių už miesto, pasakė kelis apskritis Afganistano, kur reikia būtinai nuvažiuoti, pamatyti ir ten ir miestą kažkokį turiu ten užsisaugojęs, kuriems sako, ten dar didesnis žmonių svetingumas yra. Nes ten iš viso jie, atokiai gyvena nuo civilizacijos ir ten, sakė, labai labai fainai. Pats Kabulas, kas įdomu labai, kad jisai yra 1700 metrų aukštyje. Dėl to, sako, tas miestas yra labai geroj aukštyje, nes nebūna vasarą karšta čia. Elektros tik tai turi problemą irgi, nes jie elektrą ima iš Tadžikistano, jo, berods. 70% jie gauna iš Tadžikistano ir jiems ten kalnuose, jeigu kažkoks blogas oras, jiems tą elektrą atjungia paprasčiausiai ir negauna, visas miestas būna elektros. Dalis miesto ten kažkaip tenai. Tai yra tų savų problemų, bet sakau, labai džiaugiuosi, kad nusprendėm čia atvažiuoti. Tikrai. Nes jeigu būtume nuvarę iš Uzbekistano tiesiai į Indiją, manau, nežinotume, kad galėtumėmės, bet dabar tai galvoju, tai būčiau gailėjęs turbūt. Tikrai taip, dabar jau čia verta aplankyti šitą šalį. O patys talibanai, šiaip tai irgi nuostabus žmonės, iš pradžių sakau, gal truputį nejaukų, bet po to tai labai draugiški, visi, kuriuos sutikom. Eini gatvėje, praeini, jie ten tau kažką sako, bet tu nesupranti, kad tau sako, bet automatiškai tu atsisuki ir jie tau parodo, ateik čia. Pasai, viską, žinai, patikrina pasus, tada jau šypsosi jie, ta prasme, ir eikit, netgi tai parodo. Kaip manai, kiek išleidome mes čia? Blema, net nežinau, kokius 500? Taip. Atspėjau? Jo. Brangiausias dalykas buvo vizos. 230 eurų, man atrodo, gausiu, 225. Aišku, jo, pamiršau netgi pagalvoti apie vizas, bet... Vizos 225 eurais. Teisingai, jo. Taksas į Kabulą buvo 50, toks iš brangesnių ir hotelis. Tai 525 išleidom iš viso. Tai pavyzdžiui, rūbai 3-4, hoteliai ten gavos apie 120, vizos 225 ir tada visas šitas minusuoji ir tada išleidom net nedaugiau negu 100 eurų. Tiesiog daug mums labai pastatė. Spėčiau, kokią minimum 50-70 eurų tai tikrai už mūsų mokėjo ir galėjo dar 100 eurų sumokėti, bet mes daug kur atsisakėm. Netgi taksi šiandien mūsų vežė į oro uostą ir pasakė mums kainą, viską. Bet jisai dar sustojo, kad mes nufotkintumėm ten kažką, tai atvažiavome iki oro uosto ir aš jam duodu pinigus, jis sako, lipkit, eikit. Sakau, sakau, paimk. Labai daug dar tų šitų maldautojų, pamiršau paminėti. Jo, labai vaikus priverčia, grinai, važiuojamojoje daly sėdė. Netgi autostradoje važiuojant, jie sėdė važiuojamojoje daly arba stovi. Mama sėdė, pavyzdžiui, gal, kai važiuoja mašina, jie atsistoja, klūpia ant kelių, jo, ar tipo, duokit pinigų per vidurį kelių, taip, tarp visai kalnuose kažkur tai. Ir vaikai tai tikrai needukuoti. Į kišenės lenda, tai reikia saugoti daiktus, aišku. Bet overall, nežinau, paliko gerą įspūdį tikrai, labai patenkinti šalia. Žmonės labai, sakau, pasidalina savo gyvenimu, jie dabar yra patenkinti, kad yra Talibanas, įsivyravo kažkokia tai ramybė ir tvarka. Jo, nes prieš tai visą laiką buvo karas. Jo, ir dabar, kai Talibanas, aišku, jiem kažką draudžia, kažko jie negali, jie labai tyliai kartais tau sako, turgui, einam su žmogumi ir jis tau tyliai pasakoja.
kažką tai, kad kiti neišgirstų aplinkiniai, ko negali girdėti, nes, ką tu gali žinot, gal jis tai kažkoks yra susijęs su tuo dalyku, žinai. Neatsakėm į vieną klausimą. Ar norėtum čia gyventi? Ne, gyventi norėčiau pakeliauti, tikrai norėčiau dar atvažiuoti. Gyventi ne, pabūt porą savaičių, 3. Jo. Tėtis testuoja, kiek gali su kepurė pasirengti, nes sakau, nekrenta ta kepurė, kurią nusipirkau. O? Va. Manai tokia, va, tik tai va. Parodyk, kiek pasirengti. Slidė. Jau biškį norėjau. Iš žiaurių. Nu. Sveiks atvykęs į Indiją. Labas, ir tau. Karštą jautėjau karštį, 30 laipsnių padavė. New Delhi oro uoste visur vat kilimas, pavyzdžiui. Fine, tu gali mėgot, bet kur, žinai. Take out your passports. Yeah, of course. You're from Afghanistan. Yes. Oh, yeah, you look like Pathan. Thank you. Coming from Afghanistan. Va, kokie pinigai. Kažkoks dėdė. Tai dabar kas atsitiko? Pasitiko kažkoks bičiukas mus, kuris ten viską pasakoja, viską rodo, aišku, norėjo pinigų, mes sakom, dar neįsikeitėm. Įsidino mūsų taktuką, sako, reikia pirmą varyti iki turistų informacijos centro, reikia išsimti leidimą, kad vietovės aplankyti vairias ir tada, kad nuveš mus iki hotelio. Which country for? Lithuania. Lithuania. How much will it cost us? How much? Money no important. Not important. Important for you. You pay 20-30 euro, no problem. How much? 20-30 Euro? Yes. No way! Why you jump? I don't want to pay that much money. You pay as you like, no problem. Okay? You say anything, okay. Normaliai. This is wrong way. Tėtis jau žodžiu piktas. You see, the metro guy at the station said us we need to go to get a permit or something, and we came in and he said you need no permit, but I can help you get all the way around. I go on the way is my home. I just tell you the direction. I don't with you. Don't worry. I don't need the money. What I don't understand is why do we need to go to the office? I will just telling you if you need for some information for the trains. Oh, information for trains. Yeah, okay. trains. So that office is a fake office? Yes, it's like it's like a private. First class overnight used to the 2 people inside, like a big bed, like the same. Oh yeah. Sleeping and space there and 2 people on there. Let's say we don't wanna book so far. Okay, let's say we just wanna get to Varanasi and figure out the plan how we get there, and from Varanasi we'll figure out. We'll just figure something out. Do you think from Varanasi to Kolkata do you find the train easily? I don't know. 1000% people waiting in 1 month. I can show you. And if now it's possible to get it now? Because this is a special quota in Delhi. If you think you have... Oh my god, kaip žinokit, aš neakauju jum. Ta prasme, Indija taip vargina. Mes nuo pat oro uosto iki dabar. Nu jau čia, tipo, pinigų iš mūsų norėjo kokie 6 žmonės. Siūlo, bandai siūlo. Kaip su to buvo, kur mes sakėm, kad neturim pinigų. Tai jisai taksisui sako, tu paimk iš jų daugiau, man atveši. Jie bando įtikinti, ta prasme, čia mėnesį negausi bilietų. Tokie burtininkai blemba, kad... Biškis, tiek daug šneka ir jie taip tau pintą protą, ta prasme, ir literaliai. Blemba. Nu, tu tikrai gali patikėti viskom, ką tau sako. Tėtis vieną pasiuntė, ta prasme, dar negirdėjau, kad tėtis pasiūstų žmogų šitoj kelionį. Aš nežinau kaip pasakyti, bet gal čia blogas ilgas mūsų experiences, bet jie taip visą. Aš tikrai, man nuoširdžiai kartais noris tiesiog, atrodo, išliet savo energiją. Iš pradžio nemokamai viską siūlo, bet po to tipo reikia. Money is nothing, money is nothing. 8 eurai. Už mums 20 minučių buvo nuo stoties eiti iki hotelio.
Mes jaučiu galėjom tiesiog eiti iki hotelio, tik mums iš proto tas bičas, karočią metro stoty, kad mums reikia kažkokio paso ir nuvarė į kažkokią instituciją, kur pasirodo yra fake institucija. Yra turizmo agentūra. Tausme, ir dabar man taip sugadino, kad man visi indai atrodys tiesiog, nieko nepasitikėsiu. Sakėm, jeigu iki dabar mes jau išsukom taip, kad patys viską susiradom, kartais pastraglinom susirasti, tai nepražūsim. Vietoj to, kad jie už mus nori suplanuoti 5 dienas į priekį, siūlo ten visokius dalykus ir galiausiai sumokėk 500 vos ne. Ir sabės, aš sakau, mes norim tik traukinio jam. Nieko daugiau. Ne, čia reikia hotelį, reikia driverio, reikia to, reikia no. Pats pirmas žmogus, kur mus atvežė į Scam Place, sako, į Taj Mahalą žmogui kainuoja 30. Ar ten kiek, žodžiu, bet kad jis ten nupirktų ten pigiau. Pigiau tai ten gal 25 būtų, ar ten tas 30 gal bairangiau tipo. Antras žmogus, sako, kainuoja 20, bet galiu jums gauti už 10. Tai ant kiek, ant 20 eurų skiriasi. Ant 20 eurų. Atrodo, kad evakuacija vyksta, visi išeina kažką. Gerai, pradėjom tą kelionę. Dabar apsiraminsim biškį ir... Jo, tas nervavo pradžioj, bet... Gerai, kaip... चिकन बिरयानी आ जाओ भाई 50 का 250 ग्राम चिकन बिरयानी आ जाओ भाई 50 का 250 ग्राम चिकन बिरयानी आ जाओ भाई 50 का 250 ग्राम चिकन बिरयानी। Vienas kitam ausis valo, vienas kitą masažuoja, čia nesuprasime. Mums į kairę reikės. Ai, čia mižykla. Oi, tėti, kaip čia baisu yra. No. Thank you. Given you your passport, please. Where are we coming from now? Yes. From the airport. Here, mention here. Airport? Yes, airport. How many purpose for coming for India? Purpose. Okay. Thank you. Pilvo, kažkaip šiandien skauda. Ta prasme, pusė viduris? Blema, nežinau, atrodo biškai bemt norėjau, žinau, vienu metu. Kada? Kai iš lėktuvo išėjom, porą valandų kokių. Žiauriai bloga. Žinokit, ne ką, koks 3-9 jaučiu man vėl yra. Bandžiau švemti, bet nepavyko. Iš niekur. Po lėktuvo kažkaip pradėjau jausti. Ir dabar taip hitina. Iš pradžių galvojau, kad gal miego neužteko, tiesiog toks jausmas galėjo būti. Nelabai atsimenu, koks jausmas apsinuodyti maistu, bet ne, lygtai neapsinuodėjau. O taip, žinokit, dar ir kaip apsinuodėjau. Tai manęs porą dienų net nematysit, aš net nenorėjau imti telefoną į rankas. Matysit tėčio reportažą. Tai pabūkit biškį su mano tėčiu, pavaibinkit, o aš po to papasakosiu, kaip man sekėsi būti apsinuodėjusiam. Išėjau biškį, paieškot vaisių nusipirkti. Koks čia bardakas. Nu, eisi kažkur. Net šitas gyvūnas negali ramiai per kelią praeiti. Nu, eina kažkur. Važiavau pasižiūrėti Raudonąją pilį Delį mieste. Įėjimas 600 rupijų, tai čia yra 6 eurai maždaug. Įėjimas į visą pilį prasideda nuo prekybos suvenyrų. Nu, va čia pačiam kieme 1500 kvadratinių metrų. Man atrodo, sakė, kaip čia lyg tai man gidas vienas čia bandė prie manęs prisikabinti. Ten dar vienas pastatas. Bet tas įdomiai, kad iš to raudono akmens viskas padaryta. Raudondvario pilis. Dėlyje. Tikrai labai didelė teritorija. Taip, jeigu gidą pasimtum, aišku, gal jis tai papasakotų, kas čia yra, kokie pastatai ir apie ką tai yra. Atsisakiau gido, nes čia užnisa, jie, žiūrėkit, suslikas bėgioja koksai. Va.
Pro šitus bokštelius, pro šitą. Čia toksai atsiveria jau kitas parkas. Čia gražu labai taip. Vanagas skraidžia, taikosi grobio. Kaip ir viskas fainai. Gražus parkas, fainai pasivaikščiot. Yra daug tokių architektūrinių pastatų, gražių labai. Jie panašus gal aišku kažkiek, tai, bet labai didelė teritorija. Reikia laiko tam, bet biškį gal noriu dar aplankyti vieną vietą. Ir paskui link viešbučio, nes jau kai grįšiu, tai bus tamsu. Tamsoj eit, žinokite, iššūkis. Nu žodžiu, čia neatsiknysiu nuo pasiūlymų visokių. Važiuok su dviračiu, važiuok su tuktuku. Pasakau, einu pieškom. Sakė, gerai, aš eisiu su tavim, tu man sumokėk 100 pinigų, aš tau viską parodysiu. Nu, kvapas toks tai šlapimo visur, aišku, nes jie čia gatvėse ir daro viską. Žiūrėčiau, bardakas toks. Pastebėjau, kad nereikia leistis į kalbas su jais visai. Net nekreipdėmėsio, jie tenai rodo, ateik, va, jeigu ateina, tai kažkaip pasifutbolinį nuo jų, nebendrauti. Iš visai ir viskas savo taku, nusisuki nuo jų. Čia yra mečetė. Įėjimas mokamas, nedaug, ten 4 eurai. Reikia batus nusimti, ten visi baseiną. Ai, nežinau, neturiu noro aš tam. Kaip gyvena žmonės, ranką galima paduoti. Vien su kitu pasisveikinti ryte. Perduoti kiaušinienę, pavyzdžiui. Metras, aš nežinau, gal nėra metro turbūt. Bet čia užmačiau vieną pastatą. Jūs pažiūrėkit, kokio dydžio rūmai apleisti. Nieko, viskas apleista. Nu, tave puola. Biškiai apsišikai. Kas išvalys po tavęs, lemą? Išvaikščios, ne? Išmindžios. Šiandien nieko nevalgiau. Nuo ryto pasiėmiau dabar tik tai vandens, pirmai arbatos geriau. Nes, taip nedrąsu kažką čia valgyti. Sakėm su Luku, kiekvienoje šalyje paragausim keisčiausių maisto. Bet aš Indijoje tikrai neragausiu ir Lukas tikrai neragaus. Nes jau Lukui tikrai užtenka, o aš turbūt susilaikysiu. Žiūrėkit, karvės kokiomis sanitarinėmis sąlygomis čia būna. How are you? Good. Baisu. Pamatyti įdomu. Oi, blema, kaip čia smirda. Hi. How are you? Good, thank you. Jeigu čia neturėčiau žemėlapį, tai čia čia baisiausia vieta turbūt, kur galima pasiklysti. Taip galvoju. Matote, vaizdai nesikeičia. Visi tokie patys. Toks pats šiukšlynas visur. Va, sėdim dviese. Lukas biškai toks iškritęs iš veido. Miręs. Bet dar gyvas. Kontekstui, kas vyko, kodėl mes esame mašinoje. Tėtis tą dieną, kai keliavo vienas, sutiko dar vieną bičiuką, kuris jau pasirodė legit ir nuvedė į turizmo dar vieną ofisą. Tai iki šiol mes buvom dviejuose. Pats pirmas tai buvo visiškai fake. Antras buvo tiesiog nepatiko ir kaip bandė mus įkalbinėti. Trečias, tie bukui pasirodė, tėtis buvo vienas, pasirodė normalus. Jis paskambino man grinai vakare, po to, kai aš išsivėmiau ir visai neblogai jaučiuosi. Sako, varom rytoj, jau toliau į mūsų kelionę. Sakau, varom. Ir žinau, kad tikrai dar nebūsiu atsigavęs, iš tikrųjų, dar net nebuvo man taip gerai kitą dieną. Tai tėtis suderino ir mašiną būtent tą dieną, kad nuvažiuotume mes iki Agros miestelio. Ir tam turizmo ofisą suderino dar 2 traukinius. Tai iki Varanasi ir iki Kolkatos. Greičiausiai mus apskemino, bet sumą ant kiek apskemino, tai jau sužinosite vėliau, kai važiuosim traukinį. Svaigsta galva, žinok, labai. Svaigsta? Biškai girtas jaučias. Passport? Any electric gadget not allowed. ये जमा कर दो Not allowed? Deposit this mobile. And where to put it? Oh, no. Okay. Nepaliksim. Thank you. Arba jeigu tu nori, gali vienas tai aš galiu palaikyti tavo daiktus. Nes aš tai nenoriu palikti ten lokerį kažkokiam. Sir, this government please. O tai ką, telefonus galima neštis ar ne? Nei laikrodžio, sakė, negalima. A, net laikrodžio negalima? Nu. Kam pypsina taip, aš nesuprantu. Atimti visiems mašinos garso signalus, nieks nepasikeistų vis tiek. 2 dienas nieko nesifilmavau. 2 dienas nieko nevalgiau.
Nes žiauriai bloga buvo. Ir dar dabar atrodo, praėjo, bet žodžiu, nežinau, kas čia, ar apsinuodijimas, ar rotavirusas, ar tiesiog sustojo organizmas. Pirmas kokteilis bananų, nes rekomendavo bananų po 2 parų. Kol kas tai Indijos experiences, tai kaip jau matėt, mūsų pradžiai, kai skundėmės su tais visais žmonėm, tada vakar visą dieną aš taip pragulėjau lovoj, net į telefoną negalėjau užėti, į kompą atrodo negalėjau užėti, pažiūrėdavau 10 minučių ir viskas pasibaigdavo. O šiandienai, kadangi mes dabar atvarėm į Agrą pažiūrėti Tadž Mahalą, tai atspėjome vairuotoją, kad nereikėtų vaikščiot, nes kai vaikščiot dabar tai silpnoka man truputį. Thank you. Čia mano, ne? Kaip nenori, žinok. Bet daržovės galiu valgyti? Dar taip stipriai nesu ėmęs gyvenime. Gal kai mažas buvau, bet dar kai žiūrėjau filmą, nes angliuką buvau, vitaminų tai aš visokio ten geriau. Bet po angliuką tai juodai. Juodai, tai taip nejauku net. Aplankysim kelias vietas. O 18:05 turim traukinį į Varanasį, kur Varanasį jau pernakvosim. Aną kartą, kai sirgau, tai bent sugebėjau filmuotis, bet šį kartą, sakau, tai net nekilo ranka, paimti kameros. Norėjau parodyti dar viešbutį Tareto dušą, kad nuo lubų eina, kokie 3 metrai iš ten dušas tik ateina. Norėjau parodyti jų tualetinį popierių, kuris 5 nusivalymam praktiškai baigęs. Sup, draugas. Sup, draugas. Kas tau yra? Atsargiai toj. To išpuls, blema. Nu, ką tu? Telefoną galėtum, kiek žinau, ne? Ėjom pro security ir pamatėm mikrofoną, čia pakabint. Sako, mikrofono negalima. Koks skirtumas, sakau, taigi kamera, tas pats mikrofonas. Negalima mikrofoną. Komplektas, sakai, čia vidyti. Nu, pizė, kaip sunervint, sako, padėk į lokerį. Na, eini į lokerį. Ne, mes negalim tokių brangių daiktų padėti pas savo lokerį. Ir jie kokią naglitai indai, žinok, aš stoviu, kad paduoti mikrofoną, rankinuką kišavo, taip. Nežinau. Tikrai nematau savęs grįžtant iš tą šalį daugiau niekad. Čia gražu, taip, čia labai gražu. Čia skaitosi vienas gražiausių, bus Tadž Mahalas, vienas gražiausių pastatų pasaulyje, kuris pastatytas 17 amžiui. Pastatė kažkoks tai blabla savo blabla žmonai po mirties, kaip mauzoliejų pastatė. 20 metų statė, iš marmuro viskas padaryta bus. Nu taip, kaip ir nuotraukose atrodo. Jį geriausia matyti, sakė, saulėlydžio arba saulėtekio metu. Tai jisai būna, kai saulė teka rausvas visas, dienos metu va toksai baltas, o vakare, kai leidžia saulė auksos spalvos. Nelabai turiu energijos šnekėti, bet gražu. Oi. Normaliai. Lyt pradėjo dar. Dabar, kai suvalgiau tą jogurtą ir bananų sulčių, atrodo, kad vėl galėčiau apsivemti kažkada. Esame viduje, filmuoti negalima, fotografuoti negalima, tai nors tiek parodysim. Mauzoliejus, čia yra palaidota ir jinai, ir jisai. Iš pastato šito mauzoliejaus atsiveria vaizdas į upę. Ateini, tai čia kainuoja ateiti viena kaina, kad įeiti į teritoriją, kad į vidų įeiti į šitą mauzoliejų yra kita kaina. Dar reikės susimokėti, nedaug tenai. Ir dar paskui einant, sako, kur tavo yra antbačiai, šitie va, sakau, neturiu. Tai pirk, jis man tą kainą sako, taip neaiškiai kažkaip tai. Aš jam duodu 10, sako, duok dar 20, aš jam duodu 100, nes neturiu 20. Jis sako, aš tau gražos neduosiu. Blema mečiau, aš jam atgal tos tiesiai šviesiai mečiau jam į veidą tą pakelį su antbačiais ir siknys galvoju tu. Paskui žmogus praeinant kažkaip tai sako, reikia tau imk, sako, va, padavėjau, simovau ir atėjau, žinai, nes jau apsisukau eit atgal, karočią, nes, žiaurus su šitais indais. Lukui nepatinka, bet ir tikrai ir man jau nebepatinka, nežinau. Thank you very much. Thank you.
net nustebęs, kad neprašė pinigų. Why? Try for 500. I'm not here. You will buy gift your friend. Try for 500. Try for 500. Please 200. Okay, 4. No. 5. 500. No need, thank you. Magnets are good price, not expensive. No. Magnet is like, Driveris, mūsų. I look for your magnet. Thank you. Good price. No, thank you. Where you from? From Europe. Europe. I look for you. 1 for 100 rupees. Europe very good country. Give me first. Uncle also first. I'll give you, sir. So I'll give you slowly. I'll give you. Very nice. Give me. Two. Vis tiek taksistas atvežė į savo kontaktus. Marmuro visokių davinių, radinių, gaminių. Labai didelė irgi teritorija turbūt. है दवाई थोड़ी जनरल स्टोर की रखो दवाई है Aš nesu turėsi prie jokių išgerdų. टेक दिस 3 बहुत दूर से आया मैं जा रहा हूँ दिल्ली. दिल्ली जा रहे हो दिल्ली जा. and this liquid after 10 minutes take it okay After 10 minutes? yes Do I just drink? I drink it? drink it Už driverį kainavo 8 eurų, atvežė mus tipo tipsas, žinai, davėm tipsą 5 eurus realiai. Sako, o jūs dviesio, tai reikia daugiau. Nesvarbu koks tu indas, bet jeigu tu indas, tai tu esi įkyrus žmogus. Tas bičias atėjo prie manęs, aš susilenkęs telefoną žiūrėjau, jis pasilenkė žiūri į mane, aš atsilenkiu, jis toliau stebi mane, nieko nesako, tiesiog žiūri į mane. Žiūri į mano daiktus, apeina iš vienos pusės pažiūri, iš kitos, kai neaišku žmonės čia, negali nuspėti visiškai. Esame stoty dabar. Bandysim važiuoti su traukiniu pagal stotį, tai nežinau kaip ten traukiniai bus, bet pažadėjo, kad bus geros vietos, mėgamos, 4 vietai, kajūtinės 2 vietės nebuvo jau, tai normalūs jie visi signalais, karočią, pypsinančiais, nepatinka man, jau nebepatinka. Va, kirpykla. Ar čia barzdaskutis, nežinau, tik tai barzdą gal tvarko. Ko iš tavęs norėjo jinai? Mato gal, bet šių mišelį ant tavos. Ką nori? Ką tu nori? Yeah. Good, thank you. Tunačia. Tai šitas, ne? Kem 3, kem 4. Čia va, antras. Čia kem 3, kem 4. Čia? Ne, toli. Kur, sekantis? Jo, čia užimta viskas. Ką? Užimta? So in Sri Lanka. Not this train? It's a different train. No. Varanasi. The long train. Ką sako? Tipo ne šitas traukinys? Sorry, is this train? No, this train. Not this train. Next one. Next bit. Okay, thank you. Varanasi city. Va, ant lentelės. Next train. 3 sako, kad ne šitas traukinys keleiviai. Tie policininkai čia kažkokie sako, jo, šitas. Sakau, į Varanasi parašyta, va, Varanasi city. Jeigu Sistemos tikrai nėra. ir laiku neatvažiavo, reiškia tada kažkaip tai, bet mes kai nesuprantam, ką jie čia sako, tai... Man būtent išvažiavęs į traukinį, hernai, kur žodžiu. Tai tiesiog ant galo norėjai lipti, galvoju, blemba. Išlipo, čia traukinio išlipom. Jau pradėti išvažiuojančią jau. Iššokom. Kiek ten žmonių sėdi, wow. Can you check if this is the right train? This is the correct train, yeah? This train.
Dar ne. Kokia maža kokia pagrindinė. Čia bus mūsų. Šiaip labai fainas bičiukas atsėdė su mumis, kurio prabendravom visą laiką. Kalbėjom čia paskemus, neskemus. Tai galiausiai parodėm savo bilietus, kuriuos pirkom iš agentūros, kur parašyta government, bet ten ne government. Labai juokinga, kad jie taip gali rašyti, kad valstybinė. Ir aiškina, kad čia jau mes tiesioginiai valstybinė turizmo agentūra ten yra. Na vis tiek mus apniso ją, reiškia. Do people not get in trouble for saying that they're government? Actually, the population is so much that you cannot keep a track. Oh, they cannot keep the track. Sakom, kad jis pasiėmė nuo jūsų, sako, kokia 7-8 eurų už visus traukinio bilietus. Ir sako, kad bilietai atspausinti yra grinai metro statyti, tai reiškia, jis ten ėjo ir nusipirko tos bilietus. O ne, nes jeigu būtų online nupirkęs, tai jis būtų ten kitokie tie bilietai yra. Sakė, driveris už 8 eurų irgi brangiai. I am a tuk-tuk driver. I am a drop you the It's okay. You don't need. When we will need help, we ask you. Šiaip jeigu keliausit su kažkuo, labai verta pažiūrėti per abu bookingus, kai ieškotės viešbučių. Nes mes kiek žiūrėjom, visą laiką pas tėtį būdavo geresnės nuolaidos, pavyzdžiui, nes jis turi tą Genius level geresnį per bookingą. Bet pavyzdžiui dabar, pas mane rodo šitą viešbučio kainą 26, 26 arba 29. O pas tėtį rodo 61 arba 68. Ten kiek daug skiriasi kaina. Hello, sorry, we don't need. Sorry. No. How much? No. Red location. We don't need anything, no. Red location is not temple. No. Only 1,500. No. No, thank you. Excuse me, taxi? No need, no. Not nowhere, sorry. Where go? We go with Uber. We go city. By taxi? With Uber, yes. Okay. I'm Ola driver. Come with me? We don't need help. Okay, Yes. thank you. My taxi. We don't need help. Thank you. No. What's the pin code? What's the pin code? 22101. No, it's not the one. What is your number? Jisai nepriklausė, taksi yra. Yeah. No. No, Oh, Jack, wait, yeah. Yes. Yeah, we put just one there. Tik įsėdami mašiną, iš karto lyt pradėjo. Pačiu laiku. Restaurant open? First floor. Hello. We're from other place. Possible to eat something? How much is the price per person? 589 rupees. Ai, 5,8. Gerai. Gerai, jo. Nežinau, kad ilgai nevalgiau, bet arbūzas toks skanus. Arbūzas, o šitas sultis irgi mango. Tai va, rašom mango milkshake, bet čia tiesiog mango. Labai geras tipsas. Važiuokit visur su Uberiu, manau. Tikrai daug geriau. Knysinė, nei prašo tipsų, nieko. Nei vieno posėdžio klausia, ar čia važiuoti. No. Mato viską, tai patogu. O, va, traukinį mes nebuvo, kad super pamėgojom, tai dabar atvarėm į viešbutį. Prašėm early check-iną, nes mus atvežė traukinys 5 ryte, prieš 5. Tai pastampinėjom, pavalgėm kažkokiu pusryčiu. Radom, kur veikia bufetas visą parą. Viešbučio restorane. Labai tvarkingi, labai skaniai. Tai va, dabar dar pusvalandį palauksim, eisim į kambarį. Ekstra išėjimas, ne? Jo, ekstra išėjimas. Varanasi hotelis už 26. Šiaip labai viskas super. Nu, tvarkingas pakankamai. Naujam viešbutį, kur atvaram, tai Hebra turi baisiai didelę problemą čia su elektra, žiūriu. Vis dinginėja, vis greičiau generatorius įsijungia, vėl dingsta elektra, tamsu pasidaro, vėl generatorius dirba. Wait for it.
Taip ir gyvenam. Kas valandėlę kokią, sakyčiau, man atrodo. Kas užknisa, kad kai dingsta elektra, po to koks 15 minučių užtrunka, kol internetas vėl atsiranda. Nu, tipo, restartuojasi maršrutizatorius. Tėtis išėjo pasivaikščiot. Aš sakiau, prisijungsiu turbūt į vakarą. Jau kaip ir neblogai jaučiuosi, tikrai geriau. Bet dar nenoriu eikvoti, atrodo, energijos. Bet, nu, po biškį. Varanasi išėjau vėl vienas. Lukas liko viešbutį biškį. Mane navigacija veda tokiom gatvelėm. Daugiau vietiniai gyvena. Šitą irgi vietinė turbūt. Laukia, kol į namus įleis. Atėjau prie Beždžionių šventyklos. O tokia va, bet į vidų neįsiu, nes reikia batus nusilauti, paskui nežinau, nes ten laukia palieka ant gatvės link upės į toliau ir pažiūrėsim, kas ten gero. Su svastikom, saulės ženklais, ne, atrodo, kaip ten jie vadinasi. Nu, vaizdus tik tai per teliką matėsi su jo. Ir eisiu va šitą pakrantę. Ai, tiesa, man šiandien gerklę pradėjo skaudėti, nes traukinyje belė koks kondišnas šaltas visą laiką pūtė. Ir kažkaip tai galvoju, blemba, jeigu prisirengsiu, paskui pramiegosim, nes tas traukinys sustoja tarpinės susteliai. Kad nepramiegoju, tai galvoju, šaltai miegosiu, jautriai miegosiu, tai taip ir buvo. Jo, bet dabar jau biškiai jaučiu, kad po pietų miegelio, mes su Luku nusnaudėm, jau gerokai taip skauda, tai ieškosim ką nors antiseptiko. Eisiu ant švaraus smėliuko, užlipsiu biškį. O ne? Čia vienas, ten vienas užsitaisęs, vėsinasi. O čia turbūt tokia vaikų kasdienybė, kažką tai ieško, kažką veikia, kažkas valgo. Blemba. Turbūt nežinau, tą vanį įlyst reikėtų, tai labai gerai reikėtų pagalvoti. Bet jie kažkokius turi antibiotikus savo kūne turbūt. Čia yra vandens pumpavimo stotis. Girdisi, ten veikia, pumpuoja vandenį. Tai turbūt tą vandenį ima iš upės į miestą. Tikėsimės, kad pravalo kažkiek tai jį, kuris ateina iki krano paskui. Nu, neiššykė, ne? Ir tau sunku, blemba. Šiaip praeiti šitą pakrantę, tai, nu, fainai iš tikrųjų. Aš eisiu, o Lukas atvažiuos iki krematoriumo, ten, kur paskui vakare turėtų deginti mirusius žmonės. Šiaip vyksta kasdien tenai ta procesija. O kiek čia užkų. Oi. Išdykėlės. O čia ir jau paruošta visas mediena, šienas. O čia turbūt va tose kremuojami kūnai yra. Chebra žaidžia. Į vandenį kamuolys. Bam. Šiaip toks klausimas, man nežinau. Į Indiją važiuoja atrasti savęs. Ką jie čia atranda? Kur čia jie tą save atranda? Nežinau, o dabar sėdi priešais mane. Nu, žmogelis vienas ten be kojos, moteris baltaodė sėdi jau ten irgi kažkur tai giliai įklimpus. Apie ką čia viskas yra, blemba? Nežinau, kad visur smirda viskas, baisu. Čia va kanalizacija teka, va, kvapas iškart kažkoks tai smarvė. Jaučiu, kad jau priejau kažkokį tai judrę miesto dalį. Blemba, ten buvo ramiau, fainiau. O čia... Nu va, jau tos pagrindinės vietos, kur yra kremuojami kūnai. Va čia tokia vieta, va. Labai graži architektūra. Kaip čia jos užlipa tais laiptukais, tos karvės, aš nežinau, tokie status laiptai. Nu va, o čia vyksta visas procesas ir šiandien vyks. Biški dar svaigsta galva, bet jaučiuosi gana gerai. Po 3-4 dienų. Iškart net faina egzistuoti. Dabar laukiu Uberio, važiuosiu iki tėčio, tėtis buvo išėjęs anksčiau pasivaikščioti. Aš dar buvau likęs pailsėti. Varysim pažiūrėti palei upę, čia Varanasi mieste vyksta laidojimo ceremonija. Ne tai, kad laidojimo, bet iš tiesų degina pačius žmonės. Krematoriumas vyksta. Hello. Should I sit in the back? Okay. No problem. Mane vėjasi skraidantis kilimas. Taip gera pabūti čia, paklausyti šitų visų nuostabių sielai ir galvai raminančių garsų. O jau neša pirmą. Ten kremavimui nunešė vieną. Labai didelis eismas, tai paleido daug anksčiau. Reiks paeit.
No problem, sakau. Iki tėčio lokacijos žiūri apie 15 minučių dar reikės paeiti. Vat ko nesuprasiu, tai kodėl visi pypsna čia. Nu, suprantu, čia toksai pasikalbėjau su čatu, tai sakė, kad labiau iš tos pusės, kad pranešti žmonėm, kad esi čia, žiūrėk į mane, turėk omeny, kad aš čia. Čia tai reikia norėti pokyčio. Ir galėtų būti viskas gerai turbūt su ta pačia Indija. Man kas labiausiai keista, kaip ir toj buvo vaistiniai, kad visos tos ir tiek vaistinės, tiek vandens nusipirkti, tiek... absoliučiai viskas, ką nori nusipirkti, visą laiką būna tipo vos ne atidara gatvėj. Nėra, kad tu praeini pro duris į kažkokią patalpą ir ten perki. Tu viską perki realiai stovėdamas gatvėj ir prieėjęs tiesiog prie kystelio. Oh, you have nice tattoo, brother. Good tattoo. Thank you. Yeah, tiger. You are a very tall man. Yeah, I know. You see everything. I do, yeah. You don't need to say anything. Yeah. You see everything. Exactly. Where are you from? From La La Land. La La Land? Yeah, in Europe. Europe. Yeah. Very cold. Summer, no. Summer like Varanasi. Winter, a lot of snow, but summer like Varanasi, yeah. Kur tu čia bandai pravažiuoti su šitu visų baiku? Draugelis. Very small stream. Yeah. Go meet your dad, then after you are. Oh no, it's fine. After I come there. I'll go this way, the burning ceremony. The burning ceremony is there? Oh yeah, I'm still going there, yeah. Peepsna. Yeah, I'm Crazy. very crazy. You from, sir? From La La Land in Europe. La La La? Yeah, we call it that. It's like La La Land, but we call it La La Land. Oh, Nagaland. Yeah. Nu, kai nieks nepasikeis, nepyps. Yes. Many people. Tai gerai, kad dabar galvos neskauda, nes kai skaudėjo galvą prieš tai, tai net negalėjau klausyti apipsnimo. Dabar bent jau galiu sulaikyti jį truputį, atrodo. Čia... Nu, ką mes? Sorry? The cremation is there on the Oh yeah, we know, no worries. Okay, go. No worries. Aš nekalbu su jais, žinau. Jo, va šitas tos yra mažos tempiklėlės tokios, kur ateina žmonės pasimelst. Tai čia jų toksai... Aš nežinau, čia irgi dabar žmogus stovėjo meldėsi prieš jį, žinai. Krishna. Krishna? Krishna is wife of Krishna. She's a wife. Oh, okay. This is Krishna. There is a god Rama family. I see. Wife, Rama brother. Where are you from? From La La Land. Nagaland. But when you go to the burning place, don't use a camera. Look in landing, no problem, because now they start the burning ceremony. You can film? Yeah, no, not for film, respect. Okay. It was not allowed. Okay, thank you. Yeah. No worry, I'm not a guide. I don't take your money. No worry. They are for love. All right, thank you. Come on, down this time. Go off. Okay. Family has to bring body here in 24-hour time when somebody dies. The working man work in the fire for around 3 hours time until body gets complete burn. After 3 hours burn, they take the bones and throw in the river. Just keep in mind that I don't have any cash for me if you want. People help donation to owner of this place. But you heard what I said, yes? Yes? I'm a volunteer. I don't want any money boxes from myself. After you can help some donation to the owner of this place. How many bodies are burned per day? 24-hour time, more than 200 body every day. Only from Varanasi people? Body from all over India. Only family men who carry body to this place. Family women not allowed to go with the body to funeral place. Maybe you heard a long time ago that a wife have jumped on the fire when the husband was burned. Since that time, no women go funeral place, nobody must cry. Cremation only for adult people and married people. If body is already pure, like if a child dies until 12 years baby dies, they have to go in Ganga without fire, without cremation.
Oh, you mean just throw it in the river? Yeah, with the stone, the silk. But if I put a scuba suit, I could find the body down there? Yeah, find the skull and the body. Sometimes very strong wind comes, the stone broken, body go up because body gets air inside. Wow. Pabandom gal nueiti į tą, ne? Vaikšto bičias su vandeniu, sakau, kiek kainuoja? 40. Sakau, 20. Padavė vandenį gerai, sako. Padavė tėvukas 20, jam rūpinu. Sako, dar 10, daug, tipo 30, sakei 20. Ne, 30. Sakau, pasimk tą vandenį. Ne, gerai, pasilik. Tik tikiuosi. Tikiuosi normalus vanduo, ne? Kamštukas buvo normaliai užsuktas? Jo, lyg tai. O įmanoma 2 kartus iš eilės apsinuodyti? Ceremonija kažkokia bus. Jam pažiūrėti. Kaip sim? Ar čia buvo galima taip daryti? Jo, galima. Pelenai skraidžia nuo laužų į aukštį. Ne. Negaliu stovėti. Siūlo eiti laivus, iš laivų žiūrėti šitą ceremoniją. Čia dar viena ceremonija vyksta, man atrodo, netoli. Look in the ceremony. No. Price 200. No. Sitting the board. One board. 200. No, thank you. No. Dar daugiau žmonių laivuose. Ir čia. Matau tik šešėlį ant žemės, kaip beždžionės viršui prašaknėje. O, kas čia? O, sakyk. O. Labas, pupi. Sveiks, vainuolė. Labas. Visiškai baibis. Yeah. Paimk ir globok tokį tiesiog. Ne, nepatinka? Žiūrėk, kaip šiepėsi. Kai nori labai miego, tai man nesvarbu, kur tu atsiguli ir tau yra patogu turbūt miegoti. Toks prikolas, parašym savo tetai, kuri gydytoja. Nusintėm vaistus, kuriuos mums davė, kas vaistininkas aną dieną. Tai iš tų 4 vaistų, 3 iš jų yra antibiotikai. Ne veltui jie padėjo. Tik tai aš nežinau, ar esu kad nors daugiau negu vieną antibiotiką gėręs vienu metu. Nežinau, gal nieko tokio. Kokie skanūs pusryčiai buvo atnešti mums šiandien ryte į lovą. Kerzant pešyrą, net neragavimas jau. Ja. Kažkoje blinelis jogurt. Bet aš blinelių nevalgyt galiu turbūt, o tėtis nenorėjo, ne? Nedžiugina mane šitas, aš ne... Čia iš kažkur iš miesto atnešta yra, jie patys negamina. Dar pasidalinsiu, koks pas mus yra garsas. Už tų durų pas mus, kur rodžiau, tai veikia generatorius. Čia belia kaip karšta, ir va toks garsas, va. Tai gerai, kad mes kietai miegam abu. Nes čia kaip gamykloje jaučiamės. Kaip gamykloje, ja. Langų neturim, uždaryti kažkokį sandėlį,
dirba generatorius, nueinam paprašom, kad jungtų kondišną, nes kaip mes jungiam kondišną karštą vandenį, tai sustoja generatorius veikti ir paskui jau nebesijungia. Dar va, žinot, kai viešbučiuose būna kortelės. Čia toks paprastesnis mechanizmas biški. Jeigu labai atsargiai trauki šitą, tai gali palikti, kad būtų įjungtas vis tiek, nes tiesiog... Toks elementarus mygtukas. Jo, tiesiog mygtukas yra vidai. On off. Ai, bet tai greit ištraukys. Ai, nu va. Ne, bet hotelis šiaip iš esmės tikrai neblogas, tvarkingas pakankamai. Tik tai, kad vat elektra dinginėja, internetas ten veikia, neveikia. Ir generatorius pausiai, tai jeigu jautri mėgi, žinai, tai, nu, tai be šansų tau čia išgyventi greičiausiai. Jeigu neturi kištukų kokių. Generatorius vėl nustojo dirbti, pasirodo. Vėl be elektros. Bet gerai, kaip tik išeidinėjom. Tamsus hotelis va visas. Pusvalandį laiko laukiam, kol padarys pusryčius, bet nežinau, negaliu sakyti, kad gailiuos, kad laukiau tiek ilgai. Ir čia kainuos, nu, jaučiu koks 15 euriukų turėtų, nu, gal, ne, 20 gal nesieksim, galvoju. Cezario salotos vegetariškos, daržovės, labai skanus melionas buvo, mes čia vakar valgiam, tai aš pasiėmiau šitą. Ir matau, yra banano gabaliukai, tai super. Tiesą sakė, omletas su bulvytėm. Nu ką, draugai, tai pabaigsim čia epizodą. Buvo 12 epizodas, mūsų 31 berods diena. Nepriimkit už rimtą, kad taip stumėm ant tos Indijos. Gal ir nėra taip blogai, mes turėjom blogą patirtį, greičiausiai pats pirmas kartas, kad atvažiuoju į Indiją. Mums nelabai daug ir liko, mes važiuosim su traukiniu. Hi! Good, thank you! Važiuosime su traukiniu iki pat Kolkatos per visą naktį, o iš Kolkatos rytoj varysim tiesiai į Bangladešą. Tikrai yra draugiškų žmonių, mums tiesiog susiklosti visus aplinkybės negeros. Tiek man, kai sveikata, aš negalėjau apie nieką kitą galvoti, kaip tik tai gerai jaustis. O pačius žmonės tiesiog reikia išmokti ignoruoti, aš manau. Kaip tėtis sako, biškai suaugint skūrą ir nebijot kartais, nesimėgsta užlindinėti ir panašiai. Nu, biškai pastumti jos. Nu, ne tai, kad pastum, bet neleisti jiem tau lipti ant galvos. Tai va, sorry, kad ir užduoties jokios nepadarėm šitą epizodą, nes man labai daug dienų nukrito. O čia buvo aš, Lukas Čestovas, Mindaugas Čestovas, mes keliaujam link Singapūro per Euraziją ir esam iš tiesų ne taip ir toli. Porą savaičių bėgi, mes pasieksim Singapūrą. Paspauskite tą subscribe, kažkaip norėtųsi pasiekti tą 100 000, jau tik mažiau nei 1000 beliko iki 100 000. Pakomentuokit, visą laiką perskaitau jūsų komentarus ir užmeskit laiką.